Sveiki, mėly šauliai. Saulė bus nepaprastai palankiam aspekte, taigi jūs klestėsite, šviesite ir būsite pavyzdys kitiems. Darbo pakaks, nors atrodo, kad biškutė taip darbas, viskas gerai, bet gali būti tai, kad jūs pajusite, kad ant to asfaltuko tokio lygio vis vienas kitas akmenėlis. Taigi tikrai nepergyvenkite, čia yra palyginus smulkmena, nekreipkite dėmesio. Dabar kitas dalykas yra, kad jūs turėsite rūpestį dėl savo vyresnės kartos, tai yra gal tėvelių, senelių, prosenelių ir galite netikėtai gauti kažkokių nemalonių žinių ar tiesiog pagalbos prašymo, kurį jūs privalėsite vykdyti. Atidėjimas čia bus negalimas. Todėl tikrai gal ir patys šiandien išgirdę tą prognozę, dabar išgirdę tą prognozę, paskambinsite savo vyresniem artimiesiem ir paklausite, ar tikrai nereikia pagalbos, nes geriau taip susiplanuoti, negu kai būna iš giedro dangaus. Na, puikus metas yra kūrybiniai veiklai. Ir jeigu jūs nusprendėte kažką nupiešti, nufotografuoti, sušokti baletą, tai tikrai galite tai daryti šią savaitę. Ir tai turės augimą ir pasekmes ir galite sulaukti net kažkokio tai pripažinimo savo artimiausiai aplinkoje. Na, savo miestelėje, pavyzdžiui, nes tam didžiausiam populiarumui dabar nėra palankus metas. Bet savo aplinkoje taip. Na ir kitas momentas yra, kad savęs šioks toks ribojimas jums suteiks geresnę savijautą. Taigi pamėginkite pabūti vegetarais ar tam blaivininkais, dar kažkuo, tai turės milžinišką naudą šią savaitę. Iki.